Sveiki visi, aš šiandien filmuoju video, tad filmuosiu Cat Simulator. Kaip matot, gerai. Šitas Cat Simulator, toksai, kaip sakant, geras žaidimas, normalus, man jisai patinka, yra dar ir daugiau tokių žaidimų. Yra God Simulator, ir taip toliau. Tad aš šiandien filmuoju pirmą epizodą, kai žaisiu Cat Simulator. Nors biškį bus nepatogu, bet nieko tokio. Tai va, aš jau kaip matote esu antram lygy. Tad pirmiausiai čia atsiras. Čia galima pasirinkti. Tai aš pasirinkti man geriausias čia. Čia tipo vyksta kažkoks tai vakarėlis ar kas čia. Aš vienu žodžiu nežinau. Aš antram aukšte atsiradau. O, galima pasidraskyti. Šitame žaidime galima daug ko, pavyzdžiui, kaip daužyti indus, kažką tokio. Tai va, dabar eisim maždaug. Čia galima vykdyti ir misijas, bet to primenu. Va, čia esą ir šunys, ir žmonės. Galėsiu parodyti, kur esą žmonės. Man biškį nepatogu čia kamerą laikyti ir dar žaisti. Tai va, dabar einam į lauką. Vala, biškį. O, galima atsidaryti. O, atsidaro. Čia nežinau, kas kuria, bet tai šitas žaidimas jau išleistas. Tad galite visi pasisiųsti, čia tik Android sistemai. Va, esi čia tipo miaukia vakarėlį. Jo. Pasakysiu, dėl ko čia vakarėlis, nes va, kaip matot, čia kažkieno gimtadienis. Kažkas čia nesveikai žvengia. Oi, blemba, sunku čia žaisti. Aišku, paprašiau su dviem rankom. Sai čia tipo, pyksta tokio. Ką žinau, čia pasakys. Blemba, šok negaliu. Palaukit biškį, tai šoks. Amorė susi. Va, užšokau. Toliau dabar filmuoju. Taip pat čia reikia rinkti va pinigus per laiką ten, pavyzdžiui, bėgioti, čia atsidaro leveliai. Čia galima viską daryti. Ir skyrus tiesiog, kuo taip toliau. Gerai, aš pratęsiu antram epizode. Tai va, laukite tęsinio viso.